Sveiki visi. Tai grįžtam vėl prie technikos darbų. Kelių dienų bėgė, savaitės gal bėgė, jau turėsime Javakiutę. O dabar, kol dar neprasidėjo, sakau, pravažiuosiu su traktoriu, su diskais, suskusiu dobilus. Štai matot, kokie jau jie vešlus užaugę. Ir panašu, kad traktorius nesikiša, bet taip matot, kaip jūs suguldo. Čia yra pirmas skutimas, dar bus keli skutimai. Bet štai taip atrodo mūsų trąša. O šitų dobilų bus sėjami kviečiai, žieminiai kviečiai senoviniai. Čia prisiminkim, pavasarį buvau nušienavęs tokius pat vešlius. O dabar jau jie žiedus neturi, tai reiškia jau nelabai galiu laukti. Reikia juos įterpti žemę. Likučiai yra likę. Va, iš pavasarį šienauto žolės. Prasidės puvimas, bakterijos, viskas pradės veikti. Ir bus nuostabu. Važiuojam toliau. Tai pas mus yra tręšiama tokiu būdu 2 kartus. Dobilai vieną kartą kas 4 metus įtirpimi. Ir paskiau, dabar čia augs kviečiai. O po kviečių eis avižos ir kviečius derlių bus įsėti garstyčios ir alienis ir vikas, tikriausiai šiemet taip darysim. Ir jie augs kartu per visą žiemą, aišku, kartu su kviečių padarom kažkokiam, per žiemą taip augs, užšals, pavasarį dirbsim, įsėsim avižas. Šiandien mums džiugi diena, nes pagaliau atėjo ta diena, kai mes kulėme javus. Ir pirmas laukas, žmonės yra rugiai. Pakelsiu, va. Sausi, išdžiuvę, tiesiog traškantys. Ir šiandien atsivežiau techniką, tik atvažiavau su traktoriu. Nusikūliau pirmąjį bunkerį, labai jaudinaus, labai pergyvenau, nes turėjau bėdų. Šitą mažą kombainiuką mes turim jau 3 metus, dabar 3 sezonas. Ir jisai pirmus 2 sezonus labai man griuvo, reikėjo taisyti. Labai daug taisyti, labai daug pinigų suinvestavau aš jį. Bet štai, pirmą bunkerį nusikūliau, kol kas tikiuosi viskas gerai. Tie, kurie galvoja, kad ekologiniai ūkiai yra piktžolėti, pasižiūrėkit, ar matot piktžolių. Švarus gražus laukas. Taip, piktžolės būna. Piktžolės būna tada, kada ekologinis laukas sėja į naują lauką, kuriame buvo prieš tai chemizuotas ūkis, kur buvo matęs chemijos. Aš pastebėjau tą, su visais naujais laukais man būna. Iki tol, kažkada anksčiau esu minėjęs, iki tol, kol būna pasiemi dobilai ir metai dobilų, jos išnaikina, galų gale dar mėnesį laiko prieš sėją aš su mechaniniu būdu, su kultivatoriais ir diskiniu skutiku išdirbu žemę, taip apmažinant žolės. Ir aišku, metų bėgė tas naujas laukas, adaptuojasi prie naujų sąlygų ir piktžolės sumažėja. Tai galima turbūt teigti, kad piktžolės atsiranda dėl arba netinkamo ūkininkavimo, arba dėl chemijos. Deja, taip yra. Ypač dėl chemijos keistai skamba, nes atrodo chemija tam ir skirta, kad nupurkšt. Ir taip, jinai nupurškia, bet jinai būtent sukuria sąlygas dirvoje veistis tam tikroms piktžolėms. Kita vertus, mes auginame aukštaūgius javus. Tiek rugiai, tiek kviečiai, tiek inkornas yra aukštaūgiai. Tai vieninteliai javai, kuriuose aptingu aš piktžolių, tai yra avižos, nes avižos yra netokios aukštaūgės, jos netaip dengia. Galiu apreiti, šalia laukas avižų yra, parodysiu, kaip ir avižos atrodo. Tai vienintelis laukas, kur galiu sakyti, kad yra piktžolių, tai va avižos.
Nežinau, ar ką nors matot, bet yra viena kita šluotelė išlindus. Tikrai nėra daug. Taip kad svarbi, piktžolės numalšinti piktžolės svarbu yra tinkamas sėjomaina ir tinkamos javų kultūros. Tai šiuo atveju aukštaugių rugiai labai stelbia viską ir jie niekam neleidžia. Taip, ant žemės, o galiu pamatyti, yra visko. Yra ir tokių gėlyčių, dobiliukų nemažai yra. Dobiliukai turbūt, nes praeitais metais čia buvo dobilai sėti. Tai jie, matyti, aš juos kultivavau, bet jie vis tiek gajus ir liko čia. Bet nuo to tik geriau, nes jie kaupia azotą. Ir gal dėl to rugiai šiemet mūsų labai gražus ir stiprus. O mane labiausiai žavi mano gyvenimo subtilybė tai, kad šiandien aš piliu javus. Tai aš visas dulkinas, matot turbūt ant murzinas, visas limpantis nuo prakaito. Šiandien 27 laipsniai, karšta, kojas, ražienos braižo. O kitą dieną važiuoju į koncertą, gražus, pasipuošęs, tvarkingas, kvepiantis. Tai va tie skirtumai labai įdomu, labai įdomu. Pirmas bunkeris vyra priekaba. Nepatikėsit, kas daros. Lyja. Pabaigiau paskutinį lauką kaupt. Saulė, gražu. Net nebuvo minčių, kad lietus lys. Pažiūrėjau prognozes, jokio lietaus nėra. Pabaigiau kult, dar atėjo kaimynas, pakalbėjomės. Pasidžiaugiau, kad derlius, pavyko, kad kombainas. 3 metai kuliu su juo. Ir pirmą kartą nei vieno gedimo. O taip tik genda ir genda. Tai šiemet kuliu visus savo laukus, visus mūsų slamutę laukus, be jokio gedimo. Ir tik padeda lašiau įkrist. Lėkte viską užsidengiam. Kombainas šlapias, aš šlapias. Bėgau kombaino, kad parvaryt aną. Visiškai, va, vatvarva, vanduo visur. Bet šiemet jau apytė baigta. Tai nieko baisaus. Svarbiausia, kad spėjau nukult iki pat lietaus. Sekundė į sekundę. Tai ką, liūtis praėjo, o grūdai vis dar priekabai. Tai įprastai mes grūdus supučiam į ruodus, kurie yra viršui, su grūdų pūstuvu. Bet pavyko rugius, kviečius, einkorneriam, paskutinės einkornų priekabos pūstuvas sugedo. Reikia vežti variklį remontuoti, o avižas tai jau priekabai. Ir ten laukti, kol sutaisys, nuvežti, pravežti, daug laiko. Tai dalį avižų supyliau didmaišius, o dalį reikia ruodus užpildyti. Tai ką, rankutėm ir nešim kaip senais laikais gerais. Laikas kaip darbą.
Ką veikia vykintai? Pėlė grūdus. Padedi tėčiai šaunuolis. Pradėjau nešti savo avižas ir jau tamsu sutemo. Nemažai darbo, bet kam esmė buvo, ir man labai trukdė viską lietus. Tai palygiai nustoja. Galų gale pradėjo stiprėti lietus, galvoju, negaliu palikti priekabus su pilnais grūdais. Kažkaip įsivariau į šitą vietą. Ir man atsirado pagalbininkas, kuris padeda. Tai mes kartu tos avižas susimėm maišus ir nešam laiptais į viršų. Na ką, 12 valandų, darbai baigti. Visi grūdai jau aruodose, už manęs čia yra daug aruodų visokiausių. Ir rūgiai nukulti, kviečiai nukulti, einkornas nukultas, avižas nukultas, kombainas sveikas, tik tai reikės puteklį susitaisyti, o jo, nes rankom nešti visgi užtrunka laiko ir jėgų visko, bet viskas gerai, džiugiuos. Javapjūtė baigta, tai ūkyje pati didžiausia šventė, tai reikės dabar švęsti. Džiugiuosi, Vykintas man padėjo, jis pats vaikas pasisiūlė, atėjo ir prisėmė tikrai ne vieną maišą ir labai džiaugiuosi jo. Jis prisėmė, aš sunešiojau, aišku, jis nuėjo miegot anksčiau biškelį, tai papasakosiu jam rytoj, kad pabaigiau darbą. Tai va, fainai, javapjūtė baigta, o rytoj kiti darbai. Tai ką, labą naktį.